Nu, sveiki. Okay, let's go. Sveiki. Išaušo. Atleiskit. Jau nebeišaušo. Jau eina link vakaro šeštadienis. Nu, dar ne link vakaro, bet jau giliai po pietų. Turėjom daug užsiėmimų, todėl galėjom anksčiau išvažiuoti. O mums koks skirtumas, kada mums išvažiuoti. Svarbu gerą sustojimą surasti. Taigi vėl mes trauksim prie jūros, kur važiuosim. Bandysim, aišku, parodyti. Diena graži, tikrai graži šiandien bent. Pranašavo čia liūtis viską, bet kol kas ne. Nu, tikėsimės ir prie jūros. Visokių tų bairių nebus. Važiuosim šiandien vieną naktį ilgiau. Piešėjai čia nusimato švenčių. Iki susimatymo. Nu, iš jūsų ką? Taip. Komentaras. Sveiki, išaušo. Nestebuklingas. Šių metų mastais sekmadienio rytas. Kokias 9 valandas. Vakar atvykom tokią neblogą vietelę. Čia vaikai apsistoja, atostogauja kelias dienas, tai mus priėmė. Mes irgi prisiglaudėm prie jų. Vieta tikrai puikiai. Vaikų žaidimo aikštelė. Prie Ventspilio kokie 8 kilometrai. Yra pasimaudyt, yra nameliai. Vakar pasidėjom truputį. Reikalus pašnekėjom. Kol kas gal rytas ir bus normalus. Vakar tai super diena buvo. Pravažinėjom tą dieną. Darbai šeštadienį užsitęsė. Mes tik ant vakarą atvažiavom. Svarbu, kad nelytų lietų. Šiandien rašo be lietaus. O rytoj jau nieko gero. Šiandien važiuosim savo Ventspilio kempingą. Vakar, kai pradėjo uodai leisti, tai turėjom dingti. Čia tikrai viskas padaryta žmonių poilsiui. Galima ir pažvejoti. Tais kaina, nežinau, kiek 5 žmonėms 100 eurų išeina. Tiksliai negaliu pasakyti, nežinau. Gali degintis čia, kas nenori prie jūros važiuoti. Diena darosi nebloga. Eisim kavos gert, pusryčiauti. Bandysim važiuoti ten visai šalia jūrą. Mes su dviratukais norim po Ventspiliu pasivažinėti. Vaikai gyvena. Tokie apartamentai. Vakare mes sėdėjom, atskira tokia teritorija, šešlikinė, niekam nemaišom. Ruošiamas visas kompleksas, čia pirtis bus, banketų salė. Štai raš. Gera vietelė, gera. Putnikų sodyba čia vadinas. Čia eisim ir mes. Dušas, kavutė, judėsim. Kėsimės Ventspilį, kempingėm vietos mums atsiras. Štai mes vėl prie jūros. Barchanais. Žemybės, inkarai. Kiek čia tų inkarų po Ventspilį vaikščiant, tai čia daug. Prie jūros nuvėjom, staigi išjungiau kamerą, nes pasirodai nudistų pliažai jau. Jis takais vaikštinėjom, labai faina. Einam į savo aikštelę. Bėgiai, traukinys važinėja. O, koksai suviniotas mūsų takelis, vedantis mūsų kempingą. Mes po Ventspilį varinėjom, ieškam savo hebrūnės. Tokias gražias vietos. Fontanai, galima pabraidyti, ne vien tik jūrai maudytis. Sartų salė, va. Mūsų hebra vaikšto. Labdien! Kaip čia šauniai sugalvota. Karštą dieną ateini, čia toks malonumas, tokia vandens dulksna. Atsigauti, tiek pasas. Ja. Ir čia kokie fontanai gražus. Atrodo, tiek daug kartų Ventspilė esu buvęs, bet čia pirmą kartą. Nu, gražu. Nu, čia tai tie dūmai, tai čia gerai sugalvota. O čia va, koncertų salė. Jeigu kas būsit, geras orientyras. Koncertų salė ir šalia fontanai. Fantastika. Vienišiai braido po fontanus. Po visų atrakcijų, po kavinių, fontanų grįžtame pas savęs namolio. O štai koks puikus dviračių takelis Ventspilį. Pasaka. Ir taip po visą Ventspilį. Keliukai dviračiam pridaryta. Ką čia kalbėti? Ten po dešinę pusę yra jau jūra. Dar kokie 500 metrų iki jų. Mes
va grįžinėjame. Gražiai čia. Jaunukas tvarkytas. Ten jau mūsų kempingas. Ne už kalnų. Šviečia. Karvė.